ačiū. Na ką, tema apie draugą. Šiaip Vidmantas buvo prieš pietus, jis irgi sakė, kad, kaip laiškais dalinas ir viską, bet paskutiniuoju laikotarpiu, ko gero, mes su Vaidu buvom labai artimiausi. Bent jau aš laikiau savo tuo metu geriausių draugų ir jo žūtis, žinoma, buvo tragedija. Čia dabar gal galima jau man įjungti, ar ne, kur čia tas. Bet Vaidoto, dabar šitos, ar ne, kur tos. Ir Vaidoto palikimas, apie ką mes šnekam dabar, yra įrodymas geriausias, kad praeities nėra. Dabar aš jau čia pasada. Kad praeities nėra. Praeitis yra dabarties sudėtinė dalis. Ir apskritai viso, ką daro žmogus žemėje, jis visą laiką naudojasi tuo, kas jau yra, ir net kalba, kurią mes kalbam, yra praeitis. Ir tik dėl to dabartis egzistuoja ir susikalbam. Tai Vaido ženklai, kuriuos jis paliko, aš stebiuosi labai dažnai ir galvoju, iš kur ta aistra leist leidinius ir dar periodinius, ne tik kad knygas. Pavyzdžiui, Regnum fondas paskui išleido 11 knygų. Tai dar ir knygas būtų pradėjęs leisti ir ko gero būtų tapęs leidybininku. Tai pagal tą aistrą tokią kultūrinę, politinę, nes čia politinis įtakos auginimas per kultūrą. Tai jisai tolygus Ozolui. Ozolas panašiai elgėsi. Tai Lietuvoje kitų dviejų aš ir nematau, šalia jų nematau kitų. Ozolas, turėkit galvoje, pradėjo nuo kultūros barų, mes šiandien turim kultūros barus po šiai dienai. O jie dviese tada pramušė visas sienas, o ten reikėjo pramušti komunistinės sienas. Iškiai reikėjo stoti į partiją, kad pramuštų. Vaido panašus likimas irgi stojo į partiją. Kitaip nepramušė. Bet tam, kad padarytum amžiną produktą, nes tas turbūt supratimas, jog spausdintas žodis yra amžinas, jau kirvių neiškirsi, vaizdas taip pat yra amžinas, jį lydėjo ir nuo kažkurio amžiaus. Bet aš jį pamačiau pirmą sykį taip jau irgi kaip šiokia tokia ikona 85 metais. Turėkite galvoje, kad mes jau pakankamai seni žmonės esame. Kai pagalvoju, šitam institutė dirbtų jau prieš 40 metų, 87 įsidarbinta, prieš 308 metus jau čia pradėta dirbti. Taip, kad aš jį pamačiau 85, kai buvo Veidų žurnalas leidžiamas. O dar prieš tai aš lankiau tokį žmogų, kurį jūs iš karto pažinsite, viduryje sėdi, taip? Vaisai, Juozas Keliotis, kuris yra visų dabartinių mūsų kalbų pradininkas, nes bent jau mums tas buvo Naujosios Romuvos, kaip ir Vaidas, ir redaktorius, ir leidėjas, taip? Tai čia mane matote dešiniai viršui. Tai buvo 82 metų Jozinės. Per kitas Jozinės 83 jis jau iškeliavo į Dausas, reiškia buvo likę metai gyventi. Ir šitas žmogus, Henrikas Šilgalis, 3 kryžių atstatytojas dabarties, Vivulskio fanas iki pasiutimo, jis norėjo atstatyti ir Jėzaus širdies bažnyčią, kur dabar statybininkų rūmai savanorių pradžioje. Tai įsivaizduokit, jisai mane atvedė. Čia Navakas skulptorius. Čia legendinė asmenybė Antanas Poška, kuris hinduistinės kultūros ir taip toliau su Matu Šalčiu išvažiavo motociklais į Konstantinopolį, susirgo Konstantinopolėje jisai maru, Matas Šaltis jį paliko, paskui Matas Šalčius parašė didžiulę knygą su motociklu pas 40 tautų ir taip toliau. Tai tokios legendinės asmenybės. Čia Sigitas jisai Belickas, jisai ekonomistas. Šitos moters aš niekaip neatsimenu, sako Koskevičiūtė. Kokia tau Koskevičiūtė, čia 20 metų jaunesnė. O čia yra kasgi? Vaidas Žukas. Taip, Vaidotas Žukas dailininkas.
Tai jau tokia kompanija rinkdavomės. Ir kas atsitikė? Man keliuotis rodydavo, kodėl pas mane neateina, kvietimus rodo. Siunčiu, reiškia, Kukului, Dauniui, neateina, Jonynui. Reiškia, jauni poetai jo baidėsi, bijojo. Nes, aišku, mes susirašydami sąsiuvinį, tas sąsiuvinys paskui eidavo turbūt į KGB, kas pasilankosi. Nu, iš įsirašai, aš čia esu. Bet buvo 81, kai aš atėjau, 83-aisiais išlydėtas į Anapolį, laidojom. Ir Vaidotui buvo amžina žaizda, kodėl jisai nenuvėjo. Ir aš manau, kad viena iš dinkščių ir priežasčių, kodėl šitas naujas Romuvos žurnalas atnaujintas, lygiai tokiu pačiu pavydalu, po 45 metų ir netgi numeris 494, pradėjom leisti iš naujo. Tai mano pasakojimai ir tas mano buvimas paskeliuoti, žinoma, mus irgi labai suartino su Vaidu, jis tiesiog įsikabino, kad dabar mes turim šitą atnaujinti žurnalą. Aš jums dabar parodysiu, čia šitą turbūt uždaryti reikia. Dar kelias nuotraukas ir tada jau eisim tiesiai prie Vaido. Šitą kaip užsidaro, palaukit, aš turbūt nemoku šito jūsų kompiuterio. Kitą nuotrauką reikia sekančią. Va. Ir tada dar čia žiūrėkit, irgi dabartis gyva praeityje ar praeitis dabartyje. Tai va matot, Elvyra Varašiūtė Jasaitienė. Įsivaizduokit, čia mano nuotrauka, net data yra 82 metų 9 rugsėjo. Balkonėlis, į kurį jis atvažiavo keliuotis iš Paryžiaus 29 metais. Padaryta nuotrauka 82. Tai tiek pat laiko praėjo nuo to, ką aš čia dariau. Po to, kai jis tam balkonėlis stovėjo darant šitą nuotrauką. Įsivaizduokit, tada atrodė, kad kažkas jau visas tas gyvenimas praeityje, o jisai išlieka. Varašiūtė Jasaitienė tokio nuostabaus dailininko sesuo, tas Varašius buvo toks, neįtin, bet realistas, o Jasaitis buvo paskui žurnalistas. Ir jisai šitą balkonėlį gavo įsinuomot ir čia iš Paryžiaus grįžęs pradėjo leisti Romuvą. Gyvendamas, čia yra Žemuogių gatvelė prie Radastų, tai yra prie Ąžuolyno bibliotekos, dabar Žaliakalnė, kai užkyli parodos kalnų. Ir toliau, paskui aš nufotografavau taip pat nufotografavau taip pat jį, jau čia dabar nėra prie Laisvės alėjos, bet žiūrėkit, kaip jis atrodydavo pokalbio metu keliuotis. Šitos nuotraukos padarytos, čia nebe mano, čia Pajėdaitės, padarytos ir jos Vaidoto paskelbtos Naujoje Romuvoje, kai mes jau skelbėm, dar jis spėjo išleisti mano pasakojimus apsilankymų paskeliuoti. Yra garso įrašai, vaizdo garso archyvai, šiuo metu Antakalnyje aš dariau daug įrašų pokalbių, taip kad keliuotis net gyvas balsu. O žinot, kad balsas net gyvesnis už vaizdą yra, kai tu įklausai, atrodo, kad jisai čia sėdi šiuo metu. Tai va, dabar jau pereinu prie pačios temos pagrindinės. Žiūrėkit, 85 metais leidžia Veidus, sumano kitus projektus, ateina nepriklausomybė. Ir vat, jums dabar turbūt, arba kas gyvenom dar prisimenam, bet jaunai kartai sunku suprast, kad mes negyvenom amžiaus galo nuotaikomis, kad štai 20 amžius baigės. Mums 20 amžius buvo amžinas amžius. Ir kas buvo jo pradžioj, kas pabaigoje, tas pats. Todėl atsisukimas į šitą praeitį, kai tu tiesiog lieti viską ir pergyveni dėl tos valstybės, kurios nėra tuo metu, kai skaitėm. Skaitai viską. Skaitai ir reklamą, kad ten ir Nivėja, pavyzdžiui. Dabar vėl Nivėjo, tuo metu Nivėjos nebuvo. Tu jauti, kad tas viskas turi būti vėl arba gali būti atkurta. Ir vienas iš principų, kuriuo mes pradėjome su Dauniu šitą žurnalą, buvo toks. Dabar, amžinasis dabar. Ar turėjo savo aktualųjį dabar Juozas Keliuotis ir jo bendražygiai 1930 metais. Tų bendražygių buvo vienas, kaip ir mes buvom dviesi.
Jų nauja Romuva tuomet radusi iš rūpesčio bent keliais skauduliais, tie rūpesčiai. Juos skaudino Lietuvos kultūrinis sąstingis, visuomenės miščioniškumas, provincialistinis konservatyvumas. Iš tų jausmų ir mintijimų kilo kultūrinio leidinio turėjusi akinti kultūrinė visuomenė projektas. Jų leidinys gimė kaip nauja kalbėjimo kokybė, naujumas ir romumas reiškia jų atrastai vaisingą kompromisą tarp modernumo ir tradicionalizmo. Šis kompromisas buvo jų puoselėtasis, aktualusis dabar. Ir štai Vaidoto įvadinis straipsnis apie aktualų dabar. Štai iliustracija tam, ką aš pasakiau. Mums nebuvo 20 amžius, nei jis baigėsi, nei jis prasidėjo. Praėjo 4 valdžios, tos paskutinės, kurios mes gyvenam, buvo komunistinės, bet Lietuva ta pati, kalba ta pati, ir kultūra turi būti kuriama taip pat ta pati. Tai yra, bet ką darė Vaidas? Žiūrėkit. Čia mes klausėme pirmoji daly. Jis gauna rekomendaciją, tuo metu tai privilegija. Į metų, tai yra tada buvo Pergalės žurnalą, kritikos skyriui. Ir galėtų jisai tenais, tu mane apžilbinti noriu turbūt. Pusę veido apšviesti. Tai labai gerai, pusė paslaptis turi būti. Ir jisai bėga į žvaigždutę, kitaip sakant, jam per ankšta būti ten įspraustam, ateiti kiekvieną dieną į darbą, jam reikia kūrybinės erdvės, o ten laikas, redaktoriaus laikas yra laisvas, tu išeini, nes tu eini į objektą, eini pas autorių, eini renki medžiagą ir panašiai, tu neturi būti pririštas prie stalo. O kur nors redakcijai, kur sėdi viršininkas, kai ten gerai buvo Brogienė jo viršininkė, vis tiek sėdi prieš ją, bėga. Maža to, žvaigždutė jisai jau vadas. Ir jam to maža, jam reikia dabar tikros kūrybos, ne vaikų. Keliuočio likimas labai panašus. Jisai 3 metus su rekomendacija praleidžia švietimo ministerijos pinigais Paryžiuje. Visko mokosi daug, bet jisai pirmasis yra profesionalus Lietuvos žurnalistas su École Parisien diplomų ir jisai, kaip žurnalistikos istorijoje, pirmasis profesionalus žurnalistas, bet jisai kultūrininkas, jam žurnalizmas tik tai priedas, kaip variklis, kurį užsuki ir maitini kultūros medžiagą arba degalais. Jisai atvažiavęs į Kauną, o į tą balkonėlį, kur gyvena Žemogų gatvėje, gauna Ryto, o Rytas yra pagrindinis katalikų dienraštis, redaktoriaus vieta, auksinė vieta. Ir ten pabuvęs metus toj vietoj, nepilnus, jis pamato, kad jam čia ankšta. Pirmiausia, ta visa katalikiška kultūra, kuri reikalauja būti tokia stagnacinė, ko reikia išvengti, būtent to konservatyvizmo, provincialumo, to visuomenės sąstingio, miesčioniškumo, o viskas šitas ryte žydi šitą. O jis iš Paryžiaus atsivežė ką? Būtent dinamizmą. Keliuotis sirgo tokia ideologija, kuri ir vadinosi modernusis dinamizmas. Viskas turi virt, viskas turi kept, viskas turi būti įdomu, kelt aistrą. Tai reiškia prancūziškas gyvenimo stilius, įnešamas į Lietuvą. Ir tik tai stebuklas yra, kad jisai iš vis 10 metų galėjo išleisti tos 493 numerius. 5 numeriai buvo cenzūros likviduoti. Tai jie nepasiekė skaitytojo. Jisai atsisakė duoti cenzūrai, bet leido, jam pavyko susitart su valdžia, bet leido vadinamą poleidybinę cenzūrą. Čia galėdavo likviduoti numerį, bet prieš neduodavo. Tai štai panašus likimas Vaidoto ir Keliuočio. Ir amžius, tiesą sakant, jau kitoks. Epochas kita, bet amžius tas pats, 30-mečiai mes visi buvom, visi 30-mečiai. Palyginimo dėliai pasakysiu, nieko panašaus mūsų kaimynai Latvijai neturėjo. Jie turėjo patį pagrindinį žurnalą, kuris buvo taip pat elitinis ir buvo masinio tiražo. Turėkit gaminį, Romuva ėjo 10 000 tiražas. Kultūrinis
žurnalas savaitinis, kas savaitę ateina 10 000. Dabar mes didžiuojamės 1500, šiaip jau po 300, bet žurnalai, ačiū Dievui, mūsų dar ir laikraščiai tie kultūriniai dar iki 1000 traukė. O ten 10 000. Tai štai nieko panašaus neturėjo Latvija. Ir tada supranti tą asmenybės reikšmę kultūroje. Užtenka vieno, kuris užkurtų variklį. Latvijoje buvo daugiau pramoginė kultūra, yra atputa, tokia yra atputa latviškai poilsis. Yra toksai jų tos nepriklausomybės laikotarpio kultūrinis ženklas žurnalas, bet kai pasižiūri, tai yra, maždaug žmonės mūsų dabartiniais arba moteris sujungus kartu. Apie Estiją negaliu pasakyti, nes neištrinėjasi su kultūros jų žurnalų, būtent šito. Toliau, Vaidoto kitas principas. Rezignacija arba gailestis. Vienas iš 7 principų, kuriuos mes paskelbėm tada atnaujindami, Vaidotas formavo, aš, sakykime, su jo kartu revizavau, pažiūrėjau, ar tinka, tai buvo priklausomybė. Mes nenorim būti nepriklausomi, mes priklausom kultūrai. Kai visi šaukia apie nepriklausomybę, mes sakom, mes priklausomi. Bet tas priklausimas tai yra rezignacija, reiškia tam tikras pasidavimas esančiai tradicijai ir jos nelaužimas tiek, kad paskui tuos net pažintų. Tokio laipsnio laužimo neleidžiame. Ir todėl rezignuot prieš tikrąją kūrybą yra privaloma. Jeigu tu pamatai genialią kūrybą, tu turi ją priimti besąlygiškai. Gali būti čia tokia būsena neypatingai didelio kūrėjo, tai yra tu pripažįsti, kad už tave yra didesnė, arba toks krikščioniškas nuolankumas turbūt daugiau padeda. Kitas principas, kuris taip pat buvo atnaujintas, tai yra kultūrinės bendruomenės kūrimas. Štai šituo kultūrinės bendruomenės kūrimu mes gerokai padirbėjom. Čia Vaidoto idėja buvo prieš atnaujinant žurnalą, vadinamą Naujosios Romuvos bičiulių klubą. Keliuotis iš karto suprato, kad Naujosios Romuvos ta maitinamoji terpė, kur skaitys žurnalą, kas žinotų, ką ten skaito, ko reikia, yra sambūriai. Vieną kartą per savaitę susirinkti Pieno centre, pavyzdžiui, 3. aukšte rinkosi visa dailininkų tuo metu Kauno bendruomenė. O laikai buvo, atminkit, 31 metai sausis, dar Smetonos vado kultas neįsivyravęs, bet 34 jau vado kultas jau žydė, nes tada Smetonai 60 metų sukuriamas tas visas Smetonos įvaizdis, pradedami pinigais pavadinti su jo atvaizdais. Ir todėl Smetona galėdavo atsiųsti ten buvo tokia vadinama visuomenės priežiūros tarnyba, atsiųsti bet kokį šnipą, bet kokį viešą susirinkimą. Jeigu tik tai kalbama prieš Smetoną, tas šnipas, arba daugiausia policijos pareigūnas, jis turi teisę nutraukti tą susirinkimą. Tai Keliuotis juos išmesdavo lauk, tos Smetonos. O tas nenorama Vienožinskis sako, dabar arba pro langą eisit, arba pro duris išeikit. Žodžiu, galėdavo ir taip elgtis. Kadangi jis pas Smetoną dažnai ateidavo ir Smetona yra parėmęs kelis kartus Keliuotį, tai, žodžiu, jisai nebuvo uždarytas iš viso. Ir kadangi toks populiarumas 10 000 žurnalas, kurį skaito visa Lietuva, visa mokytojų kolonija, visi skaito. Vienintelis toks nepakartojamas, tai jį, reiškia, represuot Keliuočio negali. Ir pati aukščiausia valdžia negalėjo. Tai štai šitą mes žinojom. Ir Vaidotas jau ir iš mano pasakojimo daug ko žinojo, to labiau aš buvau įrašęs į pasakojimus, ką aš dabar pasakiau, kad Vienožinskis išmes pro langą, čia yra paties Keliuočio pasakojimas. Jis yra garso kasetėj archyvuose. Tai sakom, tai ką, mes atnaujinam nuo klubo tokio. Žurnalo dar nėra. Ir mes 2 metus tą klubą Romuvos bičiulių turėjome. Ir štai ta bazė, kurioje viskas vyko, buvo krantai, apie kuriuos jau šnekėjo dabar Šabasevičius. Ir ta erdvė priešais Rašytojų sąjungą 2. aukšte, tas namas kampinis, buvo mūsų
bazė ir centras, ir visa leidybinė paskui bazė. Atnaujinimas žurnalo įvyko 1994 metais. Ir ne bet kada, o Liepos 7 dieną. Nes Liepos 7 dieną, kai atėjo Raudonoji armija ir bolševikų valdžia, tai buvo paskutinis uždarytas žurnalas. Visa spauda iš karto buvo uždaryta, komunistai uždarė, o Keliuotis sugebėjo išlikti 2 savaitės, iki Liepos 7. Nes jo draugas Vincas Mickevičius Krėvė tapo, žinot, ko jis tapo? Jisgi tapo premjerministru prie bolševikų. Kol nuvažiavo į Maskvą, suprato, kas laukia Lietuvos, grįžo ir atsistatydino. Ir tada 7 Liepos uždarė ir šitą Keliuotį. Bet jisai per 2 savaitės jisai savo pasigadino reputaciją. Nes tik atėjus bolševikams, jisai paskelbė nemažai nei daugiau, reiškia Stalino portretą, tarybų rūmų, kurie nebuvo Maskvoje pastatyti projektą, kur Leninas 100 metrų, žinot, ten dabar tas Kramkristas pasiselė toje vietoje stovi vėl, nes jie buvo susprogdinę, tą Stalinas ir norėjo statyti. Jau Keliuotis buvo paskelbęs ir šitą. Ir kas buvo blogiausia, jis parašė straipsnį į naują dinamizmą. Taip ir vadinasi šitas straipsnis. Mes paskui Vaidotas jį perspausdino čia. Žinokit, straipsnis tai yra komunizmo pateisinimas, tai yra naujasis dinamizmas. Vat koks naivumas buvo žmogaus. Iškia tais kolaborantas, viskas, jau dabar galim nurašyti, reiškia jam stigmą prikliuoti ir Keliuočiui. Bet čia yra kultūros gelbėjimo, tas išsisukinėjimo, kuris paskui lydės iki kažkur, iki Putino, iki Marcinkevičiaus, bet reiškia, kultūrą reikia gelbėti, bet kokiom priemonėm, nes jis yra svarbesnė už tą komunizmą, bet šiuo metu reikia gyventi po šitą komunizmo plytą, ar ne? O tokia mūsų lemtis. Ir Keliuoti šitą suprato. Ir dabar žiūrėkite šitą jo vaizdą šitoj nuotraukoje. Čia yra tipiškas, kaip jums pasakyti, užsispyręs, išsigandęs Keliuotis. O tais 81-2 metais, kai aš pasisėdėdavau kas savaitę po porą kartų ir dar tos įrašus dariau, tai jisai buvo tikras, kad mes Romuvą atnaujinsim. Sakau, kaip, prie Brežnevo, ką jūs kalbat? O ką, sako, nusipirksi tiesą, paskui nusipirksi naują Romuvą. Nu, toks kioskė turi būti. Žodžiu, jo naivumas buvo toksai, 80-mečio tarsi atrodo galvoja, kad kliedi. Bet jisai buvo tikras, kad šitas produktas yra tiek geras, kad jis turi būti atnaujintas bet kokiom sąlygom. Tai labai įdomu. Na ir Vaidoto šitą idėją, paskui, kad tada jau mes darėm, nes bazę jis turi, jis leidžia krantus, jisai turi ryšių su spaustuvė, su finansų šaltiniais ir jisai nukirpo pinigų nuo krantų, aišku, kad tai Naujoji Romuva. Taip ir prasidėjo. Ir kai mes tą 7 dieną Rašytojų sąjungoje 94 metais pristatėm pirmą bandyminį numerį, viršelis buvo akmenų grūstis, reiškia, tas akmens, kaip koksai tas mūsų paminklas, pavyzdžiui, nežinom kareivių kapas. Tai tokie viršelio buvo etiketė, kad kultūra yra akmenų krovimas iki dangaus. Nu ir paskui prasidėjo šitas, iš karto Vaidotas spėjo išleisti 5 numerius, jau 6 paskutinį aš leidžiu, o turėjo eiti kas mėnesį. Ir jau mes nuo 3 numerio pamatėm, kad nei mes platinimo sistemas turim normalios, nes sutartis nebuvo spėta sudaryti su Lietuvos paštu, bet to ten buvo labai toks neaiškus laikotarpis, kai ten sudarai, ar ta sutartis veiks ar ne. Platinimas buvo paliktas, nuvežė ten, nuvežė į Kauną, nuvežė į Klaipėdą ir tegul platinasi, nes manėm, kad medus gaudys kaip bitės žmonės, jau nebe tas laikas. Ir 3-4 numerį jau aišku, kad skolos nebebus mėnesinio. Tai jau kai jis tada žuvom, aš padariau paskutinį, viską perėmiau su Vaido ir jo sūnaus Augustino nuotrauka, čia ant viršelio buvo. Žinoma, ir ten buvo tas Žalakevičiaus interviu, kurį aš ruošiau beveik metus. Ir taip toliau. Ir dabar, žinot, aš netgi galvoju, tas jo išėjimas, jis yra neįveikiamų darbų kontekste. Šitiek leisti, tai maža to, kad jis leidžia krantus, Romuvą, Regnų, fondas, knygas leisti.
priedo muzikos festivalis ir jau prie jo paties jau 4 muzikos festivaliai Bacho. Žodžiu, net galvoju, kodėl užtektų vienos Romuvos. O todėl, kad buvo toks didelis pertraukis natūralios kūrybos. Ir tas atsisukimas į praeitį, maitinantis iš jo ir kuriant ateitį su dabartim, ir buvo toks besotis, žinokit, mes tada tiesiog jautėmės visagaliai ir besočiai, bet gyvenimo mechanika, fizinis gyvenimas neleidžiagi šito. Ir tas jau patraukimas, Raimonda, tokia pati matė, kaip jis gyveno, ką jis ten valgė, kur jis ten miegojo jau, tik parbėgdavo ir viskas. Dar vaikai gimsta, ir Kotryna 13 vasario gimė, dabar sėdi iš kairės, tuoj gros smuiku mums. Tai klausykit, neįkandama, reiškia, čia yra rezultatas tos mūsų nelaisvės sovietinės, kur viskas buvo draudžiama iki galo, bet vat tokie kaip Keliuotis mus traukė viltį kaip kultūros dievai, jie gyvendino mūsų viltį. Ir dar prieš galą pasakysiu, žinot ką, labai įdomu, kai jau mes registravom ir atkūrėm, iš karto pasigirdo balsai, ir čia Vaidotas aprašo, negerai, čia ne tie atkūrė pirmiausia, ne tie atkūrė. Turėjo atkurti kažkas ten tokie, katalikai būtinai, nes jisai katalikas, bet jis modernusis katalikas buvo, jisai tos ryto užkerpėjusio katalicizmo nepripažino Keliuotis. Tai čia viena, bet kad mes dar, o Daunys dar komunistas, matai, kaip jis turėjo teisę atkurti. Čia Gailiaus kompanija visa, šita, kurie dabar gyvena bendram name, tarp kitko. Sakė, kad čia ne tie atkūrė, matot, ir tada nenešimės jiems savo straipsnių ir panašiai. Bet tas vis tiek buvo nuryta ir kokybę mes davėm gerą. Paskui jau man 5 metus teko tą kokybę palaikyti, bet ten jau 4 numeriai per metus, taip kaip dabar Krantai eina. Ir tai jau buvo žinoma kryžiaus žygis, nes kiekvienas numeris paskutinis, pinigų reikia kitam numeriu gauti. Spaudos televizijos rėmimo fondo nebuvo tuo metu, iš kultūros ministerijos, tai kažkiek gaudavai, nes neždavai paraiškas, kad duotų pinigų, o kiek eita per visas Coca-Colas, Motorolas ir kur tik tai ką, kad nors kokį 1000 duotų litų tada. Žodžiu, ir Vaidas jau buvo atsidūręs į tą kampą, pinigų kampą. O paskui man tą reikėjo 5 metus traukti. Ir vien tik dėl to, kad tradicija nežūtų. Ir dabar jinai žūsta dėl to, kad nėra vieno žmogaus. Konickis išėjo. Jam buvo Romuva gyvenimas. Čia yra, jeigu reikia Konickio biografijos, Naglis Kardelis pasakos rytoj apie jį. Tai aš džiaugiuosi, kad jis atėjo laiku. Ir tarp kitko, šitam institute, bibliotekoje, čia už kampo, Konickis ir pamatė Romuvą. Jis dar nebuvo matęs, kad atnaujinta kažkas, tai iš prieškario, kaip čia taip, kas čia yra, kam to reikia. Žodžiu, bet jam tapo taip įdomu, jis atėjo. Tada su Vaidotu mes susipažinom kartu su juo. Ir jisai tapo išrinktuoju, pašauktuoju šito Romuvos teisėjų. Ir aš labai ramę sąžinę atidaviau jam. Ir gavau probavimą. Tarp kitko, dar nepaminėjau tą juridinę dalį. Kai jau reikėjo atkurti, čia mes šitam puslapį, paskui Konickis pradėjo skelbti, jau Andrius čia dabar dar nėra. Čia tik tai rėmėjus, tai čia surašėm begalę rėmėjų, nuo amerikonų iki mūsų visų, čia ir Marcinkevičius, ir Daujotytė, ir Šliogeris, ir visi rėmėjai, bet jie, aišku, nė cento nedavė, bet jų vardų reikėjo. O steigėjai tokie, mes buvom 5, tai štai Konickį aš vedžiau pas visus, tuo metu tik Vaidas jau buvo išėjęs, mes buvom likę 4. Tai pirma Liudas Dambrauskas, Kaune, čia tas mirtininkas, tremtinys, kalinys ir taip toliau, bet labai didelis autoritetas. Po to Antanaitis, irgi iš pogrindininkų, Bloznelis, irgi iš pogrindininkų ir iš tremtinių, ir aš, ir Vasiliauskas. Kazimierą Vasiliauską mes tiesiog įtraukėm, kadangi reikėjo iš Vilniaus autoriteto, ir Vasiliauskas gulėjo ligoniniai tada, Antakalnį, atsimenu, mes su Konickiu nuvėjom, sakau, tai aš dabar palieku jam.
Na taip, ir Andrius perėjo. O dabar nėra, dabar būtų galima vėl eiti, bet reikia pinigų vėl, projektų mokėti, pildyti. Ir nėra tokio žmogaus, kuris šito užsiimtų. O reikia, kaip sakiau, 30-mečiai kaip pradėjo, tai turi ir tęsti 30-mečiai iki pensijos. Tai ačiū uždėmesi. Bus klausimų? Sveiki, aš esu Jolita Jankauskienė, Katalikų menotyros studentė. Taip. Tyrinėju tarpukario bohemą ir, keliuotis yra įtrauktas į mano tyrimų sferą. Kaip bohema? Kaip su bohema susipažinęs, dinamizmą, modernybę, skatinę žmogus, bendruomeniškumą. Taip. Telkęs aplink save bendraminčius. Bohema tai tikrai nėra tas, kad... Žinot, kas buvo bohemos karalius? Kipras Petrauskas. Na, iš tikrųjų, buvo daug, bet keliuotis tikrai su pavydėjom buvo gerai susipažinęs. Tai žinom. Ir mane domina, arba tai buvo naujojoje, atkurtojoje bendrijoje, bičiulių bendruomenėje. Pas mus? Taip, ar kažkas tai tokios idėjos, kažkokios buvo gvildenamos, ar tai galima... Palaukit, bet jūs apibrėžkit bohemos pagrindinį bruožą, aš nelabai suprantu, kas tai yra. Na, tai yra bendruomeniškumas. Visi mes ir dabar bendruomenė čia esam. Modernybės skatinimas, maištas. Aš jums pasakysiu vieną žodį – neblaivumas. Bohema yra neblaivumas. Reiškia, neduodi ataskaitos už tai, ką darai. Gali sau leisti viską. Tai čia yra bohemos pirminis bruožas, tarp kitko. Bet ir opera, pasiklausykit bohemą, tengi viskas prasideda. Filosofas ir poetas sudegina savo, malkų nėra, tai sudeginu savo popierių čia pat, kuris čia pat sudega, nieko nesušildo, bet neatsakingas net už savo kūrybą išeina. Taip, tai yra viskas laikina. Nu tai. Šiandien, nes neaišku, kas pasirytoj. Taip, tai galbūt dar šitas antras bruožas, nes kai neblaivus, tai ir atsisakai. Tai žinot, keliuotis su ta bohema bendravo taip, jisai žinoma, ją priimdavo ir didžiausias tada bohemos, aš biškį paskubėjau pasakyti, bet didžiausias atstovas buvo Herbačiauskas, kuris sau leido viską ir dėl to jis neteko vietos ir humanitarinių mokslų fakultete, nes jis visas paskaitas paversdavo cirku. Ir kai neatsakingai temą praradęs, reiškia, šneki, bet ką studentam patinka, ilgai Kreivė Mickevičius tvert šito negalėjo. Reikėjo jam atsiskaityti. Taip, bet jisai jam duodavo skelbti. Ir žinokit, pavyzdžiui, bohemos bruožas, irgi neatsakingumas toksai. Jisai paskelbdavo valstybės teatro projektą, ką jis turi pastatyti Lietuvos valstybės teatras. Tai Metropolitenas šito nebūtų galėjęs pastatyti. Ir ką jis turi, visą repertuarą išrašė pasaulinį ir Keliuotis jį paskelbė, prašau, Romuvoj. Tai žinoma sunervina. Arba kitas geras, irgi bohemos panaudojimas jau kultūros labui. Sugalvojo, kaip tas vadinasi, pusiau tos geltonas laikraštis buvo, ar tai buvo Dienos naujienos, kaip jisai vadinasi. Paskui net Keliuoja šitas Paleckis, man rodos, jį redagavo. Žodžiu, sugalvojo gražuolių konkursą. Ar gal Kuntaplį sugalvojo? Dabar atleiskit, dabar biskit. Kas? Galbūt, bet net gražuolių konkursą. Tai tada Keliuotis, atleiskit, yra įrašęs į magnetofoną. Tai dabar išrinks kokią kurvą, reiškia, ir visi jai lankstysis. Ne, sako, aš pasikviečiau rimtą kalpoką, sako, nupiešk. Reiškia, o tą konkursą palaikė Kipras Petrauskas, irgi bohemos atstovas. Tai sako, nupiešk. Tai Kiprą Petrauską nupiešė atsistojusi ant kažkokio pjedestalo nugalėtojo, reiškia, matęs tą, jisai dainuoja su gėlėm tai išrinktajai odes. Tai kai Kipras Petrauskas pamatė tą karikatūrą, baigėsi jo palaikymas. Ai, tais laikais, ką aš klausiau jau tos 2 metus jo,
Ne, matot, ten visai kas kita, jau nebebuvo šito, nes jau buvo baisusgi patyrimas, jau buvo tas 10 metų su keliais kartais Sibiro ir jis jau buvo praradęs ir sveikatą, ir dar psichinis jo tas buvo toksai labai stiprus depresavimas. Ne, vienintelė tema, kuri tiesiog dominavo visada, surūkant vieną pakelį stiuardės cigarečių per vakarą, kultūra, kaip lietuvių kultūra turi išlikti, ką jinai dabar daro, skaitė viską, ką galėjo, kultūros barus ir pirmiausia literatūrą ir meną. Nemuną kartais skaitydavo, ne visada. Ir žiūrėjau, kad va čia yra tas, čia yra gerai, čia yra nauja, čia yra dinamiška. Tas žodis dinamizmas išliko iki paskutinių dienų. Tarp kitko, žiūrint ir komunistinį Lietuvos gyvenimą. Ir ką mūsų rašytojų sąjunga net nežinojo, kas ją stebi. Nes jie neįsileisdavo keliuočio. Keliuotis, kai pradėjo šitam Nuėsramos bičiulių klube draugauti su dailininkais, dailininkai buvo geriausi draugai. Ir paskui Vizgirda jam iš Amerikos siuntė ir kostiumus, ir ten koks ar Valeška, ar kas, žodžiu, o Gudaitis čia visą laiką pasikviesdavo ir pietų į Kaštonų gatvę, ten Gariečio. Vaičiūnė net, tai čia aktorė. Tai, žodžiu, bendravo į visas parodas, jis gaudavo kvietimus į dailės parodų rūmus, kur dabar Šamets. Keliuotis ateidavo, ir čia būdavo atėjimas į Paryžių. Jisai įsipoždavo kaip Paryžiui, būtinai skrybė šitą beretę ant šono, būtinai cigaretę, kurią jis laikydavo taip galais pirštų, taip va. Jis būtinai rūkydavo, iš čia paryžietišką manierą, reiškia. Ir būtinai laukia taksi. Tai o čia jis laika dailininkai. Tai tą galbūt įtraukia bohemą, va čia yra dailininkai, čia yra tikrai tie, kurie žino, kas yra bohema. Nu ir priedogi čia kokybė buvo. O rašytojai tai yra, kas čia, komunizmo tarnai. Nes jie žodžiu, rašytojai tik tai vienas kitas. Martinaitis, aišku, ten labai nemėgo Marcinkevičius, turiu pripažinti. Kažkodėl tai jam tas nepatiko. Kas patinka valdžiai, reiškia, jam patikti neturi. Geda, tarp kitko, su Geda buvo kitaip. Jis sako, o Geda čia pas mane kambarį šaukė, kad jo Mieželaitis nepraleidžia, reiškia, buvo, viską šitą yra patyręs. Taip ir buvo iš tikrųjų, bet paskui jie susidraugavo su Mieželaičiu Geda, tai jau kad praleido. Ir taip toliau, čia yra jau tos... Tas rašytojas, kuris Maskvos padėjo iš tremties, iš lagerio antrą kartą. Tai čia yra tas rusas. Čia yra tas Otepėlė autorius, klausykit, užkliuvo dabar ta rusiška pavardė. Ką? Liudzi godi жизни. Erenburgas, taip, Ilja Erenburgas. Taip. Erenburgas jis sutiko Paryžiui būdamas 29-30 metais, tas susipažino su juo. Ir nuo to laiko ta draugystė išliko tokia latentinė, aišku. Ir kai jisai pateko, Erenburgui parašė į Maskvą, nuėjo tas laiškas jo ir jam padėjo išeiti. Ir paskui jis dar net 56, kai galutinai grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Žvėryne, tarp kitko visai prie mano namų, kur paskui buvo Sąjūdžio būstinė, per 2 namus, 56. Tai jisai dar užvažiavo padėkoti Erenburgui į Maskvą. Tai tokie buvo dalykai. Paleckis irgi gelbėjo labai. Pirmą kartą Paleckis jį išgelbėjo. Aš norėjau paklausti, bet man įdomu, dėl Andriaus Konickio. Jūs dirbote viename skyriuje. Taip, vienam skyriuje. Ir kodėl jūsų pasirinkimas, nesgi jūs jį... Taip, bet jisai dėl to, kad norėjo. Čia suprantat, ir yra tas aistros klausimas. Ar tu matai, žmogus nori, čia negalima įkalbėti ir būktų. Ne, tu labiau nepaskirsi. Taip, kad čia tik matai, kad jam patiko, jisai jam degė. Ir kas įdomus patiko, kad jisai yra Vilniaus Lenkų kultūros atstovas. Ir jisai taip priėmė tą visą Lietuvos valstybės idėją ir lietuvanizavimosi reikalą. Ir labai įdomi. Ir tarp kitko, jisaigi nėra iš tų, kurie čia tuteišai. Jo tėvas buvo atsiųstas iš Lenkijos, tais okupacijos metais. Jisai tėvai, tai jisai gimęs, jis vaikas ten buvo, bet žodžiu, atvažiavusiai iš Lenkijos tikrieji. Taip, kad Andriaus Konickio toks kultūrinis žygdarbis didelis.
Labai. Ir Vaidotas sutiko, aišku, bet jisai, matai, jis nemanė, kad čia gali pretenduoti redaktorius. Andrius bus bendradarbis ir bus mūsų pagalbininkas, taip, bet to nuolat rašantis, čia ne kokia administracija. Tik tai tiek tuo metu. Prie Vaidoto gyvos kalbos jau jisai dirbo. Nu jau atnešęs buvo kelis straipsnius ir vertimus, ypač iš lenkų kalbos Gerbačiauskas, kadangi Andriaus Konickio buvo... Palauk, ne Malarme, ką jisai ten iš prancūzų, jisai gynė disertaciją iš prancūzų. Ne, Milašiaus taip, teisingai irgi jo buvo iš lenkų kalbos, iš prancūzų kalbos, atsiprašau. Iš lenkų jisai vertė tada, ką jis ten vertė, Gerbačiauską pirmiausiai. Man tai tokia paralelė, viena labai gražiai susiklostė. Čia Keliotis yra Rokiškio krašto. Taip, jis ten gimęs. Daunys po... Irgi Rokiškio. Rokiškio. Ir gimęs Rokiškio. Užrašytas, kad Rokiški, bet Panevėžį sako. Bet tėvas tai pradėjo liaudės būtis muziejų Rokiškyje, paskui su į Rumšiškis persikėlė pro toks atsitiktinis... Tai jūs dar pasakysite, kad Brazauskas iš Rokiškio. Visiškai Šadolių kažkur. Ne, Rokiškį gimė. Nu tai taip, čia žvaigždžių žaismas. Na, matot, tas šiaurės kraštas nuo Šiaulių iki Rokiškio tikrai buvo kultūros židinys, nes tai buvo arčiausiai Latvija, o Latvija buvo visa galva aukštesnė. Ir visi, kas tik kiek važiuoja į Rygą mokytis, ką daryti reikia. Ir be to mokytojai laikraščiai atėjo davo iš ten. Labai tokia šviesus kraštas tikrai. Lindė Dobilas. Taip toliau. Nu tai ką, ačiū labai, aš jau uždėlsiu. Ačiū.